Labą dieną visiems. Pradėjom kaimo plėtros apsaugos komiteto posėdis. Posėdėje dalyvauja Alicija Ščerbaitė, Marijus Narkun, Irena Bajarūn, Tadeuš Udys pirmininkas ir dalyvauja žemės ūkio specialistė, žemės ūkio skyrius vyresnė specialistė Diana Palytova. Turim paruošti 2 projektus. Vienas projektas dėl Šalčininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Paprašysiu ponį Dianą pristatyti šito projektų ir dėl Šalčininkų rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos lėšos finansavimą 2023 metais priemonių patvirtinimą. Prašom pristatyti šį projektą. Taisyklės yra keičiamas dėl to, kad pasikeitė vietos savivaldos įstatymas, vėliau buvo pakoreguotas želdinių įstatymas ir dėl to atėjo laikas pakeisti mūsų taisyklės. Iš esmės jos nieko nesikeitė, tik tai, kadangi vietos savivaldos įstatymą pasikeitė atstovaujamoji institucija ir vykdomoji, tai reikėjo ir mums taisyklėse pakeisti tą dalyką. Tai tiesiog anksčiau leidimus išduodavo savivaldybės direktorius, kadangi dabar yra vykdomoji institucija meras, tai meras išduoda leidimus. Tai čia toks esminis pakeitimas. Toks pakeitimas, aišku. Klausimų kokio? Nėra. Antras projektas. Antras projektas yra dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų priemonės 23 metam. Tai priemonės buvo patvirtintos tarybos birželio mėnesį, bet kadangi nebuvo finansuotos visos paraiškos, tai komisijos buvo toks sprendimas, kad grįž prie tų paraiškų svarstymo spalio mėnesį, kadangi per tą laiką dar būtų įplaukų. Tai peržiūrėjus tos mokesčius, ką dar galėjo komisija įvertinti, tai iš 7 nevertintų paraiškų dar finansavimas buvo skirtas 4 paraiškom. Tai pasikeitė 463 punktas dėl želdinių įsigijimo ir veisimo. Tai dar gavo lėšų Šalčininkų seniūnija ir Baltosios Vokės seniūnija. Ir 464 punktas, tai yra želdinių kirtimas, genėjimas, tai kreipėsi iš Jašiūnų ir Paškonio, tai irgi buvo tos paraiškos teigiamai įvertintos. O tos 3 likusios? Jos taip ir tiesiog negavo finansavimo. Dėl pinigų stygiaus fonde. Klausimų kokio dar yra? Šitam klausimui ne, bet paskui Dianai turiu klausimą. Tai baigiam tada. Tai prabalsuojam už visą darbotvarkę. Reikia ar nereikia? Balsuot reikia. Balsuojam tada. Už visą darbotvarkę. Taip, už visą. Už? Diana, aš... Tai baigiam? Ne, tai galim... Ne, tai aš noriu pakalbinti Dianą. Diana, klausykite, į mane čia kreipėsi ir ne tik į mane, ir merą, aš žinau, kad kreipėsi gyventojai iš Kaniukų. Ten yra kapinaitės, matot. Ir ten žmonės kreipėsi dėl to, kad jie turi paminklus ir labai laužo pušis. Vėjas, tas, kur buvo stiprus. Gal eina kaip nors susitvarkyti, seniai nesišneka, bet labai nori susitvarkyti tos medžius. Ar nupjauti juos, ar kas. Žinot, investuoja žmonės tos paminklus, viską. Brangiai jie kainuoja. Ir jeigu lūš, tai lūš atitinkamai ir tas akmuo. Kaniukose čia. Supratau, dėl leidimo, taip? Nežinau netgi ten. Sakė, su tavim kalbėti reikėtų.
kad įvertintos medžius. Tai praeitais metais mes gavom tokį prašymą ir nagrinėjom tą klausimą. Ten buvo, žmonės kreipėsi dėl medžių ir dėl, taip pat dėl tvoros, dėl Taip, šaltinių, jie ten visos jo. Bet dabar dėl infrastruktūros. medžių. Tai dėl medžių jau buvo įvertinta būklė. Tas, kas kėlė tokių klausimų ar nerimų, buvo išduoti leidimai ir buvo iškirsti tie medžiai. Nes dabar tas vėjas, kai buvo stiprus, man vėl atsiunčia tas nuotraukas ir tos šakos ir vėl lūžusios nuo tų medžių. Vėjas tai buvo toks stichinis, sakykime, ir čia nuo šito nieks nėra apsaugotas. Bet tos kapinės ten tos mažos, tai jau jiems neiškirs kitus medžius, jeigu jie ten tokie jau yra ir viskas. Nu, O jūs buvote kapinėse? Ten nedaug tų medžių yra jiems. Medžių ten yra daug, o būtent Tos, kurių jie nori ir kurių bijo, kad jiems, ten jau padarys buvo žalos. iškirsta, aš dabar taip bijau suklysti dėl vieneto, bet tikrai nemažai, virš 20 metų jau buvo iškirsta. Bet gal pakalbėti tada su tais gyventojais, nes jie šėls, tai žinau, kad jie čia visur jau buvo atėję. Aš tokio prašymą negavau, tai man labai sunku kažką tai sakyti, bet sakau, praeitais metais aš ten buvau ir tai, kas buvo tikrai pavojinga, ten jau buvo iškirsta. O tai, kad dėl stichinių nelaimė, tai čia nieks nenori. Matai, tos pačios, tarkim, mašinos, irgi pinigai, irgi mūsų visų, tai prie medžio irgi tu negali garantuoti, kada tas medis nuvirstų, ten vieną šaką prie kiekvieno. Man jau čia, žinai, mes taip suprantam, žmonės vyresnės kartos kitaip supranta ir jų vertybės yra kitokios. Taip, Tai va. paminklas šventas dalykas. Teisingai. Jeigu klausimų nėra, galim skirti. Viskas, komitetas laikė. Ačiū. Ačiū visiems už dalyvavimą. Trumpas jau, 1 minutės. Oi, Tak. Viso gero dieną, ačiū tau. Iš pacientą taip pat. Baigtas klausimas. Ačiū.